Štai pasidalinsiu tuo, ko tu dar negirdėjai. Turbūt daugumai iš jūsų kvepalus kvepinate dažniausiai čia ant rankų, maišote ir sugadinate kvepalų formulę. Ir taip pat dar jūs dažniausiai turbūt purškėt į šitas vietas, bet šiandien jūs išgirsite tai, ko dar negirdėjote turbūt. Taigi, jau tai yra visiškai pasenęs reikalas. Kvepalus reikia purkšti, to parodysiu kaip. Kvapą reikia purkšti čia ant rankų, kad jūs kiekvienam judesy, kiekvienam žingsnyje ar duodant ranką, jūsų kvapas tiesiog tvelstų ir eitų visur, nes čia jisai paslėptas. Taip pat kvepalus reikia purkšti ant pečių ir už nugaros, tam, kad jūs einant, jūsų šleifas tiesiog dvelktų, o nesislėptų kažkur čia. Jeigu buvo naudinga, pasek mane ir pasidalink.